Sveiki visi, atvykę į naują video vlogą. Ilgai nesimatėm, praėjo daug laiko, buvo biški reikalų, biški užtrukom. Bet šiandieną mes grįžtam į naują epizodą su Danilu ir jo nuostabiu automobiliu BMW E36. Taigi, papasakok mums, koks pas tave čia yra automobilis, koks modelis, specifikacijos kokios, kiek kilovatų. Čia BMW E36 Coupe, originaliai 2.8, originaliai M-Win, Individual, 95 metų. Variklis tai 2.8, jokio svapo nėra, originalinis mechaninis dėžis, LSD kol kas nėra. Labai galvoju dėti ar nedėti, nes šiaip šitas mašinas reikalinga man daily, kaip Stenskaras, o jeigu dėsiu LSD, tai tikrai čia jau nebus tokia ledinė mašina. Vidutinės kuro sąnaudos, kiek maždaug? Galim pasižiūrėti viduj, bet kaip tyliai važiavau, tai šiandien rodė 10 litrų. 10 litrų? Tiksliai 10 litrų. Ir čia su dviračiu. Jeigu be dviračiu, tai galima sakyti 9,8. Apie 9 realiai galima. Dažniausiai aš važiuoju tokia agresyviai, tai 13-12 litrų tai tikrai. Tvarkoj, o tai galų varomas, kaip ir logiška turbūt, tram-6. Vat man klausimas buvo labai įdomus, automobilio spalva. Čia yra originali ar čia yra jinai perdažyta? Jo, čia yra originali. Cosmo Schwarz 2, galim sakyti. Tai jis toks daugiau juodas nei pirmas Cosmo Schwarzas. Nu, mes šiuo metu vadinėsim šitą mašiną 50 Shadows of Cosmo Schwarz, nes sparna buvo perdažyta prieš mėnesį, biški nepritaikintas spalvos, galas buvo dažytas prieš metus. Tai reikia visą vieną kartą nudažyti. O rinkos kaina automobilio, jeigu su komplektacija kaip tavo automobilis, kiek tokia automobilio kaina rinka bus? Šiaip tokia komplektacija aš į Europą nerandau. Tai buvo labai daug laiko pinigų sukišta į šitą mašiną, kaip sukomplektuoti. Ir dar čia negaliu pasakyti, kad pilna, nes kregždį galima pilt taip, kad 7 negalima supilt. Tai gal apie 15 000 eurų galima gauti, jeigu prižiūrėti visus smulkmeniškai tokį detalių ir susidėti visą normalinį pakabą, pasidaryti tokį OE lūką ir pardavinėti tikrai, kad ne Lietuvoje. Nes reikia tada pardavinėti į vokišką rinką atgal. Nu, tai jau tos, kurie biški labiau vertina tokius automobilius, jo. Taip, tai antras klausimas būtų, kiek laiko už šį automobilį turi ir kas lėmė, kad šį automobilį nusipirkai? Šitą automobilį turiu nuo 21 metų, tai tikrai kaip 4 metai jau. 3 sezonai ši mašina buvo važiuojančia, nes didžiausias mano toks reikalas, kad pas mane visi mašinas važiuoja bet kokiam būklė. Nes visada sutiecho, visada galima važinėti ir biški po biški kraut, kažką daryti, dažyti. Prižiūri vienu žodžiu. Jo. Tai, nes tokio projektų, kai kregždį, kuris stovi garaže, pas mus Lietuvoje yra labai daug. Po 5-6 metai mašinas darasi, kažką tvarko, daro ir mašinas beveik niekada neišvažiuoja. Nes visi sako, kad aš irgi kregždį turiu, bombinį. Bet kol kas garažė. Modifikacijos atliktos. Kas padaryta, kas čia priburta, papasakok. Kaip sakiau, prieš čia M-Win, tai pilnas M-pakas originalinis, beveik visus M-pakinių detaliai. M-Win'e nėra veidrodėlių, tai veidrodėlis M3. Galinis spoileris Zender Type 2, čia dažniausiai irgi buvo ant M3, čia Europa, su stopu, veikiantis. Šitą galima sakyti irgi kaip modifikacija. Numeriai. Loft 36 numeriai. Loft 36, taip. Tai iš modifikacijos, vienas iš tokius gražiausias dalykas ant mašinos čia lempos galinės. Pilnai modifikuojamas, kaip mums daro firma Lietuvoje, vadinasi Emit Workshop, Emit. Tai lempas galima reguliuoti per telefoną. Išmetimas, matau. Išmetimas, pusė išmetimo padaryta, pusė originalinių, katalikų aišku nėra.
galiniai difuzoriai, tokie papiktinimai, čia padaryta pagal mūsų firmą STC, mes darysim dalykai iš 3D printerio, tai čia Darot 3D dalykai. tik tai 36 ar ir įvairiem automobiliam? Kol kas 36, nes pirmai mes darom savo, Taip. žiūrim kaip čia veikia ir visi kiti niuansai ir po to, jeigu sugalvojam kažką pardavinėti, galima nusipirkti. Bet ne visi dalykai mes sugalvojam pardavinėti, nes reikia būtų, kad mašina būtų atrodo biški atsikrai nuo visos, tai kažkurį dalyką mes neparduosim. Aha. Taip. Tai Tada einam toliau. Parktronikai krekždė irgi retas dalykas, veikiančias. Nes mano žmona sakė, kad aš negaliu su tavo mašina važinėti, tam partroniko nėra. Bam. Yra. Padaryta. Dabar galima gerti. O taip, tęsiam ratai. Papasakojom apie ratus, biškį aptarėm, pasakė modelį. Vinilas per automobilio šoną ryškiai matomas. Čia irgi sakyčiau, kaip modifikacija turbūt. Ratlankį BBS RC 300, kaip sakiau, prieš 8,5 G13. Taip. Čia galima sakyti kaltinį, visi sakė, bet čia ne kaltinį, čia su magneziju. Ir šitiem ratlankiam susidėti floaty capsai, BBS-ai ir pats dangtelis. Čia irgi iš lietuvio daryta, taip? Jo, floaty caps darė. Teko susipažinti. Ir Nemokama reklama, prisimink. pats dangtelis iš BBS RC001, nes tada biški kita forma. Labai. Stabdžiai ATE, kaladelis ATE keramika, galiniai stabdžiai 2.8 BMW EM6. Šitoje vietoje plėvelė tai daryta custom iš posūkio galinio iki priekinio antakio, tokia linija. Aha. Čia rankinio darbą daro mano draugas Povilas Sakalovas, jis dirba su plėvelė. Irgi šitą apklijuota į sidabrinę plėvelę, nes krekždė visada buvo tik Shadowline'as ir ant juodos mašinos norėjo kažkokį tokį elementą prie ratlankių, prie plėvelio. Tai einam tada palei šoną, gal tada tai va ties, aišku, kaip nepastebėsim, pagrindinė modifikacija automobilio grožis, dviratis ant viršaus. Jo, šitas dviratis vadinasi low bike'as, low rider bike'as, tai pats dviratis ne toks retas dalykas kaip šitie laikikliai. Čia gumas ir tvirtinimo dalykai, čia originalinį tchulį, bet kada norėjau pasistatyti dviratį ant stogo, šitą dalyką galima nusipirkti naują, šitą dalyką irgi. Šitą. Bet kaip pritvirtinti normaliai, reikia šitos dalykus. Tchulė jau nebegamina šitus adapterius jau 15 metų. Aš rašiau į tchulį, rašiau visum pasaulį, bandau nusipirkti. Kelių kartų buvo kaip jau pirkau ir po to buvo atsakymas po savaitį padu, kad atsiprašom, sandėlį neturim ir grąžinimas. Tai kaip minėjai, realiai, kol ieškojau šitų laikiklių, buvo kaip darbas pilnu etatu, kiekvieną dieną, kiekvieną rytą. Galima sakyti, 2 metus turėjau dviračio ir bagažinę ir beveik 2 metus bandau ieškoti šitų dalykas. Tai jeigu kas turit laikiklių, parašykit į Instagramą, reikia žmogui, ieško. Taip, automobilio priekis. Tai čia, kaip matau, tas MTEC visas originalus, taip? Priekinis lipas čia daro Pro Tuning LV, čia priekinis lipas iš stiklo plokšto. Jis biški kitoks nei pardavimai yra Lietuvoje, nes pats difuzoris eina iki, galima sakyti, pilną ranką. Tam galima susidėti, kaip jis eina po buferio. Biški geriau kokybė, priekiniai žibintai Bosch, pasidarytas Black Line'as viduj, antakiai kamai, biški papjausta, nes originaliai antakiai eina va taip, tai forma, tai mes papjaunam, kad sulyginti. Priekinis ženkliukas, mūsų toks brenda garažas, Hooligang. Ir šitą dalyką nelabai matosi, tai čia irgi buvo 3 variantai gratelėms, krekždėms, tai vienas iš, kuris aš labai tokį mylėjau ir dėl to irgi sidabrinis prie visos mašinos. Taip. O iš modifikacijų, kurias dar norėtum atlikti, kas gal būtų porą, ar jau nieko norėtum nepridėti, neatimti? Yra viena tokia modifikacija, nes irgi labai sunku rasti tiesių tokių šlenkčių. Kaip buvo šnicerio apdailams. Bet radom vieną brandą Vokietijai, norim irgi pasibandyti, nes krekždė visada forma po pošlinkčio eina va taip. Tada ir reisti, ir tiesus, nes
jeigu susidėti pilną į žiemą, tai vis tiek neatrodo lygiai. Daryti difuzorę po apačios aš nelabai noriu, tai vat, kažkokį tokį Suprantu. clean dalyką surasti. Aš dar norėčiau paminėti vieną modifikaciją, kurios, mano automobiliui labai reikėtų ir ko gal trūktų. Magnetiniai numerių laikikliai. Šiaip prie numerių laikiklių aš galiu pasakyti taip, kad bandau visokių tokių dalykų iš rėmelių pasistatyti M-kinį buferį ir beveik visi netilpa. Ir tik vieną dieną pabandau susidėti originalinis iškrastas, tilpa. O, tai va, tik originalai iškrastas. Jo, tik originalinis. Nu, su magnetais dar galima čia į pažaisti. mašiną jau prikrauta iškrastas normaliai. Tai gerai, tai dabar manau einam prie automobilio salono vidaus, pakalbėsim apie visas modifikacijas ten, nes čia yra visai kitas etapas pasakojimo, kiek čia visko yra padaryta ir kiek laiko ir visko čia yra sudėta. Tai einam į vidų. Taip, tai aš tada lipu. Tas klausimas, modifikacijos automobilio viduje. Jo, čia šitą mašiną laimėjau šį metą BMW Classic Lithuania pirmą vietą už komplektaciją ir nepaprastai, nes buvo įdėta labai daug darbų. Kada pirkau šitą mašiną, čia iš modifikacijų buvo liukas ir pilnas borto kompas. Visa kita kaip klima, originalinis magas Business RDS, kasetnikas ir visi kiti dalykai buvo sudėti, viskas veikia. Tai jeigu taip greitai pasakysim, tai yra beveik pilnas chromlainas. Čia rankinėlės, spidometras, šitie dangteliai nuo mygtukų, šitas mygtukas. Tai jo, tik nėra kolonėlių. Kol kas ieškau, bet yra nauja iš Amerikos, bet kaina apie 600 eurų su pristatymo mokesčiais, tai už 4 kolonėlės kažkaip per daug kol kas. Tai dėl vairo. Vairas BBS su pasiruošimu RVB Porsche Akira Nakai. BBS knobas, elektrininis galininis fortkės, čia irgi toks retas dalykas kregždėms veikančias, dabar atidarytas. Hi-Fi mygtukas, Type-C chargeris iš BMW G20, kad jis eina į originalinį vietą. Nes čia tokia modifikacija, kuriam visiems kregždėms reikalinga šiuo metu, labai greitas instaliavimas. Dar iš BMW G-serijos, čia akinių laikiklis, nes kregždė visada problema, kur dėti savo akinius. Irgi bolton į kregždį, nes pas gamintoją yra čia po liubų abloškės yra skylės. Tai va, bolton, prisukti ir viskas. Šaunu, kasetės, muzika, pas tave viskas apie muziką automobilį. Cup holderiai bardačiokasi, čia padaryta irgi mūsų firmai. Originaliai buvo toks dalykas, bet funkcionalas tam labai toks mažas ir vis tiek senas dalykas. Šitą formą paimta nauja iš Toyota Highlanderių, kaip aš pamenu, ir rėmelis padarytas pats mūsų firmai. Yra žibintuvas. Čia irgi retas dalykas jau šiais laikais. Gerai šviečia? Jo, nu, kaip, normaliai. Naktį turbūt nepašviestum stipriai. Porą kartų gerai, kad turėjau. Buvo tokį dalykų. Čia bardačiokas feisinis su liftu, nes jeigu atidaryti, atsidaro taip lengvai. Ne kaip pas visus kregždės, pacha ir viskas. Į galą. Tai kol kas uždarysim. Karbonas daro bičias iš Klaipėdos, Carbonardo. Čia tikslas karbonas, ne kažkokį tam dalyką kaip Aquaprintas ar dar kažką. Motorsport International beidžikas čia ir šiaip karbon padarytas pagal dizainą Motorsport International. Kas dar? Nu, vienas iš tokių dalykus, čia telefonas. Taip. Į telefoną galim paskambinti, bet... Pilnai veikiantis. Jo, tai reikia pirmą įjungti, nes čia bus... Rankos dreba. Zdarova seniai. Tai va, galima pizzą užsakyti. Ir... Garsas, kaip minėjai, kaip iš domofono. Jo, tai va, jeigu taip žiūrėt. Geras. Bliama, reikės tą numerį užblurint. Dėl centralinio konsolio dar tokie dalykai, kad čia ekskliuziv vadinasi kregždė. Čia kada natūralinė oda su siūlais.
šitą dalyką susiūlas, irgi šitą ir šitą. Čia ekskliuziv komplektacija. Po porankių pas mus CD Fisher cassette box. Ir prie šito cassette boxo niekada nebuvo pagaminta cup holderė, tai irgi cup holderis pagaminta Irgi mūsų jūsų firmai. įmonės. Aha, matos jo. Gražu. Tai va, čia Bluetooth moduliatorius viduj pastatytas gale irgi. Cup holderis ir servitėlio puodelis, va toks pas mus. Lengvai keičiamas servetėlės, ar čia Jo, reikia jo, skambinti? čia ant magnetų. Va Opa. taip, pak, Prašau. pak. Gražu. O, nu, kažkaip. Originaliai buvo čia kažkas viduje? Originaliai buvo, bet buvo pagaminta tik konsolėms be porankių. Tai tada konsolė biški trumpesnė ir šiaip toks dalykas šiuo metu kainuoja 2000 eurų. Nes Visa labai šita retas, centrinė konsolė. Tai jau labai su- retas dalykas šitas originalinis servetėlių puodelis. Jis kainuoja apie 2000 eurų. Oho. Kiekvienas dalykas. Nes buvo parduota, kažkur yra informacija internete, kad tik 12 vienetų buvo parduota Europai. Tai mes paėmėm tą užidėją ir padarėm savo tokį konsolę prie porankio konsolę. Nu, fainai. Šiaip dar jeigu prie salono užėjai, tai guminiai kilimėliai originalinė, visas komplektas ir galas, nes čia irgi sunku rasti šiuo metu, čia faceliftinio. Sėdynės Recaro SR7, paėmėm iš Japonijos per JDM Emergency LV. Šiaip apie sėdynių, tai kregždė niekada nebuvo pagaminta su pusė lopšiais ar su lopšiais, nes BMW E30 M3 Evo buvo su Recaro SR3, o CSL KM6 buvo su kažkokiu tam Recaro lopšiais. Kregždė tik vieną modelį, kuri buvo pagaminta be sportinių sėdynių, tik Vaiderį, bet apie Vaiderį nenoriu sakyti nieko blogio, bet tai gerą negaliu pasakyti, nes važiavau. Ir man tai nepatinka. Šiaip už tą kainą, kuris šiuo metu yra Vaideriai, galima nusipirkti. Nu, vieną sėdynį tikrai galima nusipirkti, kažkada galima ir 2 tokius sėdynį nusipirkti. Tai kokios yra žinomos automobilio lygos? Tai, kaip sakiau prieš, kad nudažyti vieną spalvą visur, galbūt čia matosi, kad čia biški šviesesnė. Ir šiaip prižiūrėti gal šlenkščiai, biški iš vidaus. O motoras yra žinomas kaip patvarus ar toks gendantis? Motoras čia jau antras motoras. Ai. Pirmas motoras, čia 28 praeitą metą, prieš metų. Aha. Tai padariau klaidą. Pirmą, antrą, pirmą bėgė. Ai. Money shiftas, kaip sakoma. Jo. Tai va. O tada kas apskritai automobilius tave įtraukia būtent? Tai mes su šeima Lietuvoje gyvenam 10 metų. Tai prieš atvažiuojančio pas mane tėvo buvo firma su Amerikonų automobiliams. Tai dėl to mes ir čia atvažiavom. Supratau. Nes dažniausiai mūsų mašinas buvo tvarkomai čia Lietuvoje ir po to buvo pardavimai Kazachstane. Nes dėl to visada buvo labai daug automobilių, bet Kazachstane rinkai dažniausiai eina Lexusai, Toyotai ir visokie kitokie tam japonai. Tai pas mus šeimai vieną kartą buvo kregždėm, tai aš nepamenu, kažkoks mainimas buvo ant mašiną ar dar kažką, tai mašina buvo nelabai reikalinga, čia buvo irgi kupas, 2 litrai, juodas su automatu. Iš pliusų negaliu pasakyti, kad tam labai daug buvo kažkokių dalykų, šildomi sėdiniai, odinis salonas paprastas, nes sport sizas. Ir prekinis kapotas buvo suvirintas kartu su grotelėms kaip slyvų stilių. Tai čia, galima sakyti, buvo mano pirma mašina, su kuria aš važiavau. Pradėjau nuo 16 metų, nes Kazachstane galima važinėti už vairo. Nuo 16, jeigu su tavim sėdi kažkokie žmonės, pas kurį yra stažas 10 metų. Tai buvo mano pirma mašina tokį. Ir po to taip bam. Ir jau 14 metų su viena modelį, galima sakyti, su viena spalva. Tai... Geras. O dar kažkokius automobilius ateityje svarstai, ar jau visa širdis atiduota būtent 36? Šiaip aš daugiau modelio mylėtojas, nes pas Honda, pas Fordą, pas visokių mašinų yra savo modeliai. Tai pas visokių markių yra savo modelį, kuris man patinka, bet kaip esu BMW fanas, nes dėl to, kad pas BMW man daugiau modelių patinka.
tiesiog geresnis Tai va. pasirinkimas. Įdomus faktas apie automobilį ir kaip tyčia iš karto atėjom prie bagažinės, nes mes jau matėm, jūs dar ne. Ir mes jums parodysim, ką Danilas turi mum, kaip Danilas mus gali šiandien nustebinti. Tai prašau. Visi galvoja, čia bus lempas. Vat, Įdomus faktas. čia staliukas bagažinį. O dabar klausimas. Kilimėlį darai custom? Jo, kilimėlį padariau custom, bet įdomus faktas, kad po šitų staliukų ratlankių dar yra zapaskė. O, Tabletki tikrai yra, kad reikia, nes važiuojam toli. Pilni raktai. čia Čia Fleksas. visada, kad pakrekždė, o tam kažką yra. Tai tikrai yra ir daugiau nereikia. Čia retenybė jau Jo, šiais laikais. Nes Europai, tik prie faceliftams Europams buvo toks komplektas, kur yra dar papildomas 16-18 raktas, na ir šiaip bendras vaizdas. Klausimas, toks gal ne į temą. Staliuko stiklas čiuožinėja ant ratlankio, ar tu esi jį kažkaip priklijavęs, pritvirtinęs? Nes aš Ne, galvoju, kad... Kol kas va taip, A, kol kas taip šiandien. jeigu į kokį posūkį statesnį važiuoji, būna, kad nučiuožia, ar Bet jis labai didelis ir jis jeigu groja tik taip. Nu, remės. kiekvieną dieną, aišku, mes su staliuku nevažiuojam, bet kada reikia. O tai ir ratlankį išsiemi ir kitą kilimėlį įdedi, ar tiesiog palieki viską ratlankį, bet stiklą išėmė? Tik stiklą. Tik stiklą. A, Šiaip, nu, man bagažinės šitai mašinai nelabai reikalingas, jeigu pirveš kažkokios šmotkės, tai užtenks. Tai dar va, CD changeris pas mus yra, nes veikia ir kasetės, ir diskai, irgi repas. o įsirašyti kasetį ir įsidėt? Ar tu grynai norit, kad būtų Aš galvoju apie šitą dalyką gal žiemai. Aha, Aš manau, kad mes padarysim kažkokį Hooligang Vol 1 ir tokį po 10-20 kasetį miksą pardavimai ir draugams. tai va, čia pristatom jums bagažinį, įdomus faktas apie automobilį. Taip, tai įsimintinas nuotykis apie automobilį, su automobiliu. Kas įvyko tokio, kur niekada nepamiršė? Pirmą šaibą. Tai tikrai. Ir svapas tada buvo padarytas pas mus garaže už 3 dienus. Mes labai norėjom spėti BMW Classic Litvanė Nemund žiedą tokį renginiuką, bet svapą pasidaryti spėjom, bet buvo tam klausimų su sankaba, reikia biškį aptarnauti ir dėl to neišvažiavėm tuo metu. Čia iš blogiausių pusių, iš geriausių pusių pas mane buvo veistuvė prieš metum, tai šita mašina buvo mūsų vestuvinė mašina ir turėjau labai gerą nuotrauką su mano draugais iš Kazachstano, iš Lietuvos prie mašinos ir aš, aišku, buvau ant dviračio ant viršaus. Su kostiumu? Tai, jo, Geras. tai va. Taip, ir tada paskutinis klausimas būtų, ar automobilis pateisina tavo lūkesčius? 100% kad taip, nes viduj yra visko, ko man reikalinga. Nuo servitėlių iki telefono. Jokių nėra ekranų, kurie gadina vaizdą, tenai nereikalingų. Viskas yra jo, ko tik reikia automobilį. Šiaip ir šitą mašiną, kaip sakiau, čia mano daily mašina sezonui, kada galima išvažiuoti su vasariniu padanga nuo to dienas ir iki sezono pabaigos. Tai visada, kiekvieną dieną važiuoju su šitą mašiną. Labai gerai. Nu ką, Danila, tai ačiū tau labai už tai, kad papasakojau apie automobilį ir susitiksime kitam video.